Sveikos merginos, labas vakaras, sveikinuosi su jumis jau iš Italijos. Šiandien iš ryto dar buvau Stambulė, dabar jau link vakaro esu Italijoje. Spėjau jau padirbėti, laukiu jūs prisijungiant. Live transliacija nebus ilga, bet tokia bus tikslinga parodyti, kas yra dar sandėlyje ir į ką verta atkreipti dėmesį. Tai laukiu jūsų prisijungiant ir galėsim pradėti. Laukiu komentarų, ar gerai girdite mane ir matote. Vėl užtrukau, nes turėjau surinkti jūsų užsakymus. Tai tik 2 rankinių iš visos gausos iš tikrųjų nėra sandėlyje. Tai labai džiaugiuosi, kad kažkaip pavyko man gerai suorganizuoti visą likutį. Todėl pirmų taikinių norėjau ateiti ir viską sukontroliuoti, visus likučius, visus jūsų užsakymus. Taip. Ir kad pirmadienį galėčiau išsiųsti į Lietuvą. Taip. Laukiu jūsų komentarų, ar gerai girdite, ar ir matote mane. Parašykite, prašau. Būsiu dėkinga už bet kokį pasidalinimą. Taip. Sveiki. Negailėkit, prašau, pasidalinkit live transliaciją. Pataginkit savo draugės, tegul mato, nes dabar vyksta didžiausias metų išpardavimas, tikėjai suteikia 50% nuolaidą. Matau pagal jūsų užsakymus, ką jūs užsakinėjate, tai jau pasinešėt normaliai, prasinešėt per sandėlį, kai ką barsiu iš tikrųjų ir skambinsiu ir bandysiu pakeisti. Tai taip, Instagramą paleidžiu. Merginos, parašykit, ar gerai mane girdite ir matot, nes kol kas jūsų komentarų nematau, kad tikrai įsitikinčiau, nes noriu paleisti Instagramą, mes turim realiai tik tai 1,5 valandos. Po to tikėjai užsidaro ir mes neturėsim galimybės tęsti. Sveiki. Ačiū. Matau komentarus. Gerai, paleidžiu tada Instagramą ir pradedam. Labai greitai, taip konkrečiai, turit klausimų, užduodat, einam per likučius, parodysiu, dėkui, parodysiu jums aktualiausius modelius, kurios tikrai, kas yra dabar sandėlyje ir ką galite iš tikrųjų įsigyti už labai žemą kainą iš tikrųjų. Taip. Taip. Labas vakaras, merginos, tai sveikinuosi su jumis jau iš Italijos. Esu pas rankinių tiekėją, audinių rankinių tiekėjų. Pirmų taikinių čia atvažiavau tam, kad surinkti jūsų užsakymus, kas jau yra pateikę savo užsakymus per elektroninę parduotuvę shop.italianbags.com. Tai surinkau visus užsakymus, viskas tvarkoj. Dabar šita live transliacija yra skirta atsakyti jūsų rūpimus klausimus, parodyti aktualiausius modelius, kuriuos dabar galite įsigyti su 50% nuolaida. Žinot, kad šita nuolaida būna maksimum 2 kartus į metus. Maksimum 2 kartus į metus. Kaip norit vadinkit, Black Friday, kaip norit, čia yra tiesiog sezono pabaiga. Ir tikėjai nuo gruodžio pradžios pradeda jau ruoštis pavasario ir vasaros sezonui. Vien dėl to yra padaroma didžiausia nuolaida, kad prašluoti visą sandėlį, kas yra visiškai logiška. Ir jūs turit galimybę dabar tiesiog naudotis tą progą. Tam tikrų modelių matau, kad yra pakankamas dar kiekis, todėl aš apie juos ir jums pranešiu. Irgi daug labai klausimų buvo dėl natūralaus kailiuko rankinių. Ačiū, ponė Indrė. Tai natūralaus kailio rankinių nedėjau elektroninę parduotuvę, kol neatvažiavau pas tiekėjus ir neįsitikinau, kad tikrai, nes likutį man rodė, bet klausimas, ar yra normalių, gražių raštų. Tai įsitikinau, atidėjau tam tikrą kiekį iš karto, kad 100% jūs gautumėte
jūsų lūkesčius atitinkantį raštą. Apie ką aš šneku? Čia yra natūralaus kailio rankinės kombinuotas su grublėta oda. Vienas iš jų yra ant manęs, šitas modeliukas CA03. Turėkite omeny, kad čia yra natūralus kailiukas, karvės kailis ir jisai yra išskirtinis, nedažytas ir nepasikartojantis. Aš jums parodysiu tiesiog skirtumą, ką jūs galite gauti perkant aklai ir ką jūs gaunate, kai aš būnu būtent Italijoje ir galiu pasirinkti jums, nes kiek jūs buvote užsisakiusius mano praeitą kelionę, kiekviena klientė man parašė geriausius atsiliepimus ir dar 2 klienčių, vienos kaimynė užmatė, įsigijo, kitos draugė užmatė, įsigijo irgi tokį pat modelį, tik tai, aišku, kito rašto, nes jie nepasikartojantis, jūs būsit individualiai išskirtinė, turėsit būtent rankinę, tai turėkite omeny tiesiog, kol esu čia, naudokitės, bet netempkit gumos. Iškart sakau, pirmadienį dažniausiai išpirka ir daugiausiai ateina klientų. Pirmadienis yra labai darbingas pas juos. Todėl aš iškart čiupau dabar jūsų visus užsakymus, surinkau, kad pirmadienį jau išsiųsti į Lietuvą, kad nieks nepaimtų jūsų likučių. Suprantate? Nes nėra taip, kad aš galiu kiekvieną kartą sužiūrėti kiekvieną likutę. Ateina žmogus, pasirenka ten partiją rankinių ir viskas sumoka ir jam yra pirmenybė. Suprantat? Tai kol aš buvau Stambulė, iš tikrųjų labai dėl to pergyvenau, kad galiu didžiosios dalies iš esmės jūsų rankinių ir nebegauti. Tai viskas tvarkoj. Iš viso sąrašo, tikrai ilgo sąrašo, 2 rankinių tik tai nėra, su jumis susisieksiu. Dar ką aš noriu pasakyti. Merginos, pastebiu pagal jūsų užsakymus, kadangi rankinės yra tikrai už labai žemą kainą, tai yra 50% nuolaida, jau prasinešėt per tą sandėlį, ko reikia, ko nereikia, žinokit. Tai tam tikrų rankinių, kurios, mano akimis, aš dažniausiai, būna taip, kad jeigu išsirinkat kažkokią nesąmonę, tai arba spalva visiškai, nemadinga, sakyčiau, arba modelis, kuris 100 metų senumo. Jūs žinot, kad ten sandėlis yra įkeltas visas. Bet yra tam tikri modeliai, kuriuos aš rekomenduoju ir kurių, jeigu aš apie juos nesakau ir juos nepažymiu, tai reiškia ne šiaip sau, tiesiog. Tai geriausia, jeigu jūs manęs klausėte mano patarimo, mano rekomendacijos arba išsirinkat kelis modelius, patarkit, kokią geriau paimti. Tada aš 100% žinau, kad aš padariau maksimaliai, prisidėjau prie jūsų pasirinkimų ir jūs tikrai liksit patenkintos. Yra, man rodos, 3 klientės, kurios padarė, tokį užsakymą, kurio nesuprasi, iš kur jos išgribėte tą modelį. Tai, žodžiu, ne taip, kad barsiu, bet skambinsiu ir aiškinsiu ir anuliuosiu tokius užsakymus, nes 99% žinau, kad bus grąžinimas. Tai, kas nėra pagal mano rekomendaciją dažniausiai ir jūsų išsirinka kažkokią nuo mėnulio fazių pasirinkimas, kuris netitinka iš vis, žodžiu, mados tendencijų, dažniausiai būna grąžinimas. Tai, kad nei jums nesudaryti rūpesčių, nei man, su jumis susisieksiu. Tai ką, pradedu. Iškart sakau, elektroninė parduotuvė veiks iki lapkričio 24 dienos. Tačiau su rankinėmis siūlyčiau nedelsti su užsakymu. Kuo greičiau jūs pateiksit užsakymą, tuo didesnė tikimybė, kad jūs gausit savo rankinę. Nes jeigu jūs uždelsite, lauksit iki penktadienio, iki šeštadienio sekančio, tuo ta tikimybė sumažėja, kad jūs iš tikrųjų turėsit tai, ką jūs norite ir išsirinkote, nes aš tiesiog nenoriu, kad jūs gaištumėte laiką, nes jūs, ta prasme, jūs galvojate, aš šitą priderinsiu prie to, prie 3, 4 ir tas galvojimas, kai prasidėsi visai savaitai, galiausiai išeina taip, kaip išeina. Gerai.
Dėl pristatymo. Žodžiu, visus užsakymus mes pradėsim vykdyti nuo lapkričio 26 dienos. Nes lapkričio 24 naktį aš tik tai grįžtu. Taip. Po truputį visi užsakymai eina į Lietuvą. Turkijos užsakymai iškeliauja į Lietuvą antradienį. Todėl tam tikrus modelius, kaip ir patalynė, halatus, rankšluosčius, tai, kas 100% aš žinau, kad jie sandėlyje turi, palikau dar elektroniniai parduotuviai. Tai galit naudotis tą progą ir dar įsigyti norimų prekių. Prekės yra superinės, tikrai yra premium klasės, man negėda juos pristatyti. Tiek dovanų, tiek savo. Čia yra nuostabios dovanos, tikrai, kurias nuoširdžiai galiu jums rekomenduoti. Tai su šitais tiekėjais susitarėm, kad pirmadienį vakare aš jau pateikiau galutinį sąrašą jūsų užsakymų ir viskas. Ir tada uždarom patalynę, rankšluosčius, halatus. Vat šitą viską uždarom ir to jau neturėsit galimybių įsigyti. Dėl Enzo Nori prekinio ženklo. Pastebėjot, kad sumažėjo ženkliai pasirinkimų. Liko gal kokie 4 vienetai tik tai Enzo Nori, būtent turkiško brendo rankinės. Tai būtent tos rankinės, kurių mes paleidžiam gamybą pagal jūsų individualų užsakymą. Nes jų šiaip jau nebuvo sandėlyje, jų reikės laukti, tai kadangi vis tiek gamyba neprasidėjo vakar, neprasidės šiandien, neprasidės rytoj, prasidės galbūt po savaitės, nes turi planus ir vis tiek mes einam į eilę, kada pradės mums gaminti mūsų norimas prekes. Tai dar kol man nepasakė, kad viskas mes pradedam, aš kol kas palieku elektroniniai parduotuviai, galite teikti užsakymus, nes konkrečiai, kai man tik tai duoda žalią šviesą gamybai, viskas, aš uždarau visus produktus ir jų užsakyti nebus galimybių, nes konkrečiai aš turiu pateikti norimą kiekį. Tai dėl to pasakiau ir viskas. Ir per visą šią savaitę jau labai didelio dėmesio neskirsiu būtent rankinėms, nes jau tikrai per 2 mano pastarasis kelionės aš jums labai daug parodžiau. Aš kelsiu jums prezentacijas modelių, kurių matau likučius ir kad jūs galit pasirinkti. Tikrai rekomenduoju per Instagramą pasižiūrėti highlightus. Ten yra tikrai visos mano prezentacijos. Ir labiau aš orientuosiuosi į naujus produktus, į naujus tiek šventinius drabužius pasiruošim ir naujiesiems metams. Ir praktiškus drabužius, ką aš surasiu, jeigu ką aš randu gražaus, aš būtinai jums apie tai pranešiu. Ir jeigu matysit papildymą, kas kart matysit kažkokią papildymą, kažką naujo, kai tik tai kažką pamatau, būtinai jums pranešu apie tai. Ir darau prezentacijas ir live transliacijas. Sveiki. Kas dar? Klode. Nežinojo apie tai, žinokit, bet paskelbė dabar nuolaidas. Ne viskam, tai rytoj aš iš ryto vyksiu į Klodą prekinio ženklo drabužius. Žinot, kur yra kostiumėlį vilnoniai. Dabar ant manęs suknelė, aš su ją keliavau būtent iš Stambulo į Italiją. Suknelės vilnonės, marino vilno su kašmyru. Visos tos prekės, ne visos, bet dalis prekių, žinau, kad dabar paskelbta yra nuolaida, tipo Black Friday, bet čia visada į sezono pabaigą būna taip. Realiai gavau žinutę vakar. Kam būtent, nežinau, likučių, nežinau, tad kol kas drabužių neužsakinėkit iš elektroninės parduotuvės, kol nepatikslinsiu jums likučių. Rytoj būsiu, pafilmuosiu, kas yra, ko nėra, gerai, kad nei jums nesudaryti rūpesčių, nei man, bet tikrai žinau, kad yra nuolaida. Tai apie nuolaidą tam tikroms prekių kategorijoms aš būtinai rytoj pranešiu, kai būsiu jau pasitikėjus.
iki kada galima bus peržiūrėjus live užsakyti. Tai ponia Virginija, žiūrėkit, turkiškas prekes, kurios dar yra elektroniniai parduotuviai, galima užsakyti iki pirmadienio, galim skirti tokią laiką, pirmadienio 18 valandos. 18, kadangi laiko skirtumas yra tarp Turkijos ir Italijos ir Lietuvos, žodžiu, tai man svarbu vakare, nes jie iki 10 vakaro, tai Lietuvos laikų jie iki 9 vakaro dirba, tai man, žodžiu, palikit tarpelį laiko, kad aš galėčiau sužiūrėti visus užsakymus atidžiai ir pateikti tiekėjams, kad jie antradienį man išsiųstų. Tai reiškia turkiškas prekes, patalynę, rankšluosčius, dovaninius rinkinukus, halatus, nerealūs halatai. Žinokit, aš visiems, aš tėčiui, broliui, brolio žmonai, mano sesiai, mamai, vyro, mamai ir vyrui, ir savo, ir dar vaikui paėmiau visus halatus. Tokios kokybės jums neišpasakoti. Ta prasme, halatai yra tiesiog nerealūs. Dažniausiai halatai, nežinau, ar jūs susidurėt, bet dažnai labai halatai. Ir mūsų yra toksai irgi žymus prekinis ženklas. Lietuvoje šiaip šaunuoliai labai gražią elektroninę parduotuvę, aš nevardinsiu, bet gražią labai elektroninę parduotuvę turi. Ir pižamas parduoda, ir halatus, atsiprašant, bet 80% iš jų yra sintetika. Ant savęs namie dėti sintetiką, aš suprantu dar kažkur išeinant, bet namuose sintetika arba miegoti su sintetika, tai man tai yra visiškai stabu. Visiškas tabu, nežinau kaip jums. Tai dėl halatų, žinokit, kas dar nematė, kas dar svarsto, tikrai, čia yra 50% bambuko ir 50% medvilnės. Minkšta kaip mikrofibra, tai plaukeliai, jie tokie didesni, žodžiu, kokybė yra tiesiog, man tikrai, aš labai džiaugiuosi, kad aš išvis juos atradau, realiai aš pirkau savo, bet jisai sako, tai gal pasiūlyk savo auditorijai. Sveiki, ponia Marytė. Marytė, tai žodžiu, labai rekomenduoju, gaila, ten norėjau ir kitų, šiek tiek modelį dar parodyti, bet jų spalvų nėra. Kaina labai gerą pasiūlė, nes irgi sezonas į pabaigą. Tai tikrai rekomenduoju dėl halatų, kas dar nematė, pasižiūrėkite. Tai, tikrai verti dėmesio, kas, aš iš tikrųjų paskutinį halatą savo pirkau gal prieš 5 metus ir tikrai ieškojau atnaujinimo, bet kadangi visą laiką arba sintetika, arba dar kažkas, arba plonų aš nemėgstu, vis tiek kažkaip namuose norisi jaukiau, kad būtų šiltas halatas, tuo labiau iš dušo aš visą laiką su halatu. Realiai aš visą laiką halatą naudoju. Tai vat, kai pamačiau viskas, iškart grėbiau. Klausimai buvo. Tai iš šio live rankinių, žiūrėkit, Virginija, galite iki sekančio pirmadienio užsakinėti. Bet kaip ir live transliacijos pradžioje aš sakiau, tikrai rekomenduoju nedelsti. Labai populiarūs modeliai tiesiog tirpsta. Jų papildymų daugiau nebebus. Pavyzdžiui, kas liečia natūralaus kailio rankinės, išvis, ta prasme, net nelaukit iki pirmadienio. Geriau užsakyti čia ir dabar, ta prasme, šiandien, ten rytoj, pasigalvokit, ta prasme, reikia, jums nereikia, bet realiai nes tikrai labai daug užklausų gavau dėl būtent natūralaus kailio rankinių. Jų neatidarau, neleidžiu pirkti, kol pati neįsitikinu, ar yra pakankamas kiekis, kad aš galėčiau pasirinkti. Aš jums parodysiu, dėl įdomumo dėliai, aš jums parodysiu skirtumą, ką jūs galite gauti, perkant aklai, jeigu jūs perkat natūralaus kailio rankinę. Nepatingėsiu, atnešiu, gerai?
Taip. Tuoj palaukit klausimas. Va. Apie klodą žadėjau klausti, gal bus nuolaida kostiumėliams. Pone Lina, nežinau tiksliai, kam bus nuolaida. Aš nežinau tiksliai, nes jie parašė tam tikroms prekių kategorijoms tokią nuolaidą, tam tikroms prekių kategorijoms anokią, kai kuriems produktams nėra nuolaidos. Tai kam tiksliai, tai vat aš turiu sužinoti rytoj. Patikėkit, jeigu aš matysiu nuolaidą, aš tik tai už jums, kad jūs galėtumėte sutaupyti. Aš tik tai, rankomis ir kojomis tik už tai. Tai žodžiu, aš jums pranešiu. Čia gal netaip matosi, kameroje gal netaip matosi, bet vat, tai yra, į ką aš orientuojus, kad būtų subtilus, gražus, estetiškas piešinys, kad nebūtų išbarstytos tos dėmelės, jos arba išbarstytos gražiai. Čia man, pavyzdžiui, šitas modelis labai patinka. Čia yra mano favoritas. Aš jau praeitą kartą sakiau, kas pas mane užsisakėte šitą, jisai CA06 modelį. Jau kas gavo, visus patenkintas. Kai kas iš jūsų šito modelio užsisakė ir kailiuko su natūraliu kailiuku, ir verstos odos. Nes modelis yra, tiesiog išskirtinis. Ir žiūrėkit, aš orientuojuosi, kad iš vienos pusės gražus perimas, pavyzdžiui, 2 spalvų kombinacija, čia gaunasi net 3 spalvos, šviesesnė ruda, tamsesnė ruda ir balta, labai gražiai atrodo. Iš kitos pusės visiškai ruda, graži, žvilgintis kailiukas. Tikrai, jeigu norit, žiūrint prie ko jūs derinat, norit tokią pusę naudojat, norit kitokią naudojat pusę. Kas buvo praeitą kartą, kas spėjau kai ką pačiupti, kas lieka dažniausiai? Lieka gelsvas kailiukas. Gal jums nelabai matosi per kamerą, pavyzdžiui, čia netgi matote, čia yra šviesus kailiukas, tokia, kokio aš ieškau. O čia yra gelsvas kailiukas, nes tai iš gamtos. Taip nebūna karvės visos super gražios ir super tvarkingos, kai kurių kailiukas yra gelsvesnis, kai kurių baltesnis. Tai mano tikslas surasti baltą, tokią pieno baltumo kailiuką, gražų išdėstymą tų dėmelių. Man ir, pavyzdžiui, šitas modelis netaip gražiai atrodo. O šitas daug subtiliau gražiau. Ir realiai visos klientės buvo patenkintos, kuriom parinkau modelius ir parašėte ačiū už jūsų pasirinkimą. Tai tik tai reiškia, kad jūs viskas gerai, jums patinka, tinka, fainai ir tik tai aš už tai, kad jūs būtumėt patenkintos. Tai kad nebūtų to perėjimo tokio arba gelsvumo, žodžiu, siūlyčiau būtent natūralaus kailiuko modelius užsakyti iki pirmadienio ryto, nes pirmadienį, kaip taisyklė, jie pradeda darbą nuo 9, tai mūsų laiku tai 10. Visą laiką dažniausiai daugiau žmonių, plus per savaitgalį, jeigu krenta kažkokie užsakymai, būtent jie surenka visus užsakymus ir gali mums tiesiog nebelikti. Tai man svarbu, aš jau esu atidėjus, žinokit, aš pasimokius, esu atidėjus tam tikrą kiekį šitų rankinių gražiausių modelių, kurie iškeliaus į Lietuvą jau pirmadienį. Taip, tai kokius modelius iš natūralaus kailio aš jums rekomenduoju ir siūlau. Jeigu ieškote tokio miesto modeliuko, miesto modelio ir nešiojimo arba rankoje, arba per petį, tikrai štai šį rekomenduoju. Tai CA03 modelis. CA03 modelis. Nuostabus tiesiog. Čia yra natūralus kailiukas, jisai kombinuotas su natūralia grublėto oda. Labai ekskliuzyviai gražiai atrodo. Irgi būna išdėstymas tų dėmelių skirtingas, bet iš tikrųjų labai gražiai prabangiai atrodo ant paltų. Ypatingai, aišku, šviesių paltų. Kas pirko pas mane pieno baltumo tą tokį smėlių spalvos paltuką, ne smėlių spalvos, šviesų paltuką, aš neatsimenu jos spalvos, kaip aš pavadinau.
Nu, tiesiog tobulai atrodo. Tiesiog tobulai. Toks gražus labai akcentas būna. Ir iš esmės prie visko. Bet čia jau tokia ir klasika tuo pačiu. Graži, daili rankinė. Ne per didelė, ne per maža. Miu Miu stiliaus rankinė. Ir labai išskirtinė, kadangi turi išskirtinį raštą ant savęs. Ir tas kailiukas iš tikrųjų labai gražiai blizga, vat matot? Tai vat iš kitos pusės jūs tokį vientisą dažniausiai matysite, iš kitos pusės matysite būtent su dėmelėm. Tai šitą modelį labai rekomenduoju, irgi merginos labai patenkintos liko. Tai CA03 čia modeliukas. Sekantis modelis, jeigu ieškote itin patogaus modelio kiekvienai dienai nešioti, vienareikšmiškai siūlau šitą variantą. Vienareikšmiškai. Šito modeliuku turime dviejų tipų. Su natūralų kailiuko ir su versta oda. Su versta oda kombinuota su grublėta oda. Aš jums parodysiu šiek tiek vėliau, ten kitoj salės pusėje. Tai šitą irgi labai rekomenduoju. Dėl ko? Pats patogumas. Galite nešioti štai taip rankų šitą modelį. Puikiai nešiojasi užsidėjus ilgą dirželį, toj parodysiu kaip. Plus šitos rankenos, vat kas ypatingai mėgstate ant peties nešioti modelį, tai čia jūs irgi turit galimybę nešioti ir ant peties, ne tik rankoje, kadangi iš vienos ir iš kitos pusės dirželis prasiilgina. Ir jūs netgi tiesiog prasilginus tą dirželį gražiai galėsit užsidėti ant peties. Žodžiu, funkcionalumas yra superinis tiesiog. Plus, man labai patinka, visų pirma, vidinė apdaila yra aukščiausios kokybės, jinai tokia pilkšva, natūralios medvilnės, tokia faktūra trupučiuką turinti. Ir turi netgi du skyrius. Čia yra pertvara per viduriuką ir du atskiri skyreliai. Tai pats išdėstymas jūsų daiktų bus irgi patogus. Irgi, aišku, papildomai dar turi užslėptą skyrelį, vidinį skyrelį su užtrauktuku ir kitoj pusės du tokie įkišami skyreliai telefonai raktams susidėti. Tuoj išimsiu ilgą dirželį ir galėsiu parodyti jums, kaip tai atrodo užsidėjus diržą. Irgi patogu, kad yra ir kilputės būtent diržui prisegti. Taip. Štai taip. Aišku, jį galima prailginti ir ilgesnį padaryti. Tai taip. Iš tikrųjų labai patogiai. Vat, ir dedasi ir ant peties. Galite šitas rankinas prailginti ir ant peties dėtis arba naudoti tiesiog atskirą šitą dirželį ilgą. Suprantate? Ir fainai tai, kad jisai labai gražiai ir patogiai glunda prie kūno, kadangi eina siaurėjančiai į viršų, tad tikrai labai patogiai tiesiog glunda prie kūno ir jūs galite naudotis, vaikščioti, žodžiu, naudoti kiekvieną dieną. Čia yra konkrečiai, kad kiekvienai dienai skirtas modelis, bet toks išskirtinesnis, turi tokį cinkelį. Ir šitas vienintelis, sakyčiau, modelis iš natūralaus kailiuko, kuris neįpareigoja jūs vien prie klasikinių drabužių, neįpareigojantis. Suprantate, jisai toksai grinai, jūs galėsit jį tiek prie striukės, tiek prie palto užsidėti ir tikrai gražiai atrodyti. Ir čia bus toksai vienas ryškiausių akcentų jūsų bendram įvaizdėje. Matau jūsų klausimus. Tuoj. Taip, kažką rašėte. Sveiki, Skaidra. Taip. Aš žiūriu į jūs ir matau netgi, aš atsimenu, kas iš kokios ne valstybės, aš jau kai keliauju tarp valstybių, tai aš sakau valstybės, bet kas iš kokio miesto. Skaidra, pavyzdžiui, tikrai žinau iš Klaipėdos, susipažinom mūgėje. Laura, mačiau jūsų žinutę, nespėjau dar atsakyti.
Žiūrėkit, aš suprantu, jūs norite modelio 80122, aš jį jums parodysiu, kai baigsiu su šitom rankinėm, kokios spalvos, kokią spalvą galėčiau jums pasiūlyti. Parodysiu. Ačiū, kad klausite, nes iš tikrųjų kai kurios iš jūsų kokie žaliai smaragdinė, kai užsisako ir po to, oi, įsivaizdavau kitaip spalvą. O kaip galima žaliai smaragdinį kitaip įsivaizduoti? Nu, iš esmės spalva, kuri labai sunkiai yra derinama prie drabužių. Tai ko jūs tikitės iš tokios rankinės, jeigu jūs užsakėt būtent tokią, kuri, kaip sakoma, ni v 5, ni v 10. Taip, žodžiu. Tai ačiū už tokį klausimą, nes aš tikrai jums parodysiu. Šita rankinė šalia manęs dabar. Kainos. Sigutė. Kainos visas elektroninė parduotuvė. Jūs dabar per Facebooką mane stebite. Yra nuoroda įsigyti čia. Jūs arba užeinate shopitalianbags.com, www.shopitalianbags.com. Šita elektroninė parduotuvė veikia tik tuo metu, kai aš būnu kelionėje, arba Turkijoje, arba Italijoje. Šita elektroninė parduotuvė veiks iki lapkričio 24 dienos, iki sekančio pirmadienio. Tikrai daug laiko turite, bet kaip ir sakiau, su rankinėmis, konkrečiai rankinėmis geriau nedelsti. Visom rankinėm dabar galioja 50% nuolaida. Čia yra sandėlio valymas, nuo gruodžio jau pradeda gaminti vasaros kolekciją ir todėl viską šluoja. Dėl to čia labai daug žmonių atvažiuoja dabar, ypatingai visi nori sutaupyti. Nėra žmogaus, kuris nenorėtų sutaupyti. Tai dabar yra 50% nuolaida viskam iš šito tikėjo. Tai naudokitės tiesiog tą progą. Ir dirželiai, kur matote ant manęs aš nešioju. Ir dirželiai, ir akinių dėkliukai. Viskam yra 50% nuolaida. Taip. Dar vienas modelis, kurį rodau. Šitas modeliukas toksai jau labai klasikinis, ekskluzyvinis, labiau išeiginis, sakyčiau, nebent jūs pačios esat, taip sakyčiau, labai pasitikinčios savimi ir jūsų įvaizdis atitinka, čia yra, turi būti tokia solidi moteris, kuri apsivilka paltą gražų. Žodžiu, čia jau turi atitikti pats žmogus šitai rankiniai, suprantate? Jinai tikrai labai ekskliuzyviai gražiai atrodo, išskirtinai, prabangiai ir ne kiekviena išneša šitą rankinę. Todėl, jeigu jūs jaučiatės kaip labai pasitinkti moteris savimi, tokia versli, aktyvi, elegantiška, tai šita rankinė tikrai taip, rekomenduoju. Labai gražiai rankinė, labai gražiai forma, iškart labai toks ryškus, gražus akcentas. Čia yra modelio kodas CA01. CA01. Jų yra mažiau, todėl pasirinkimų didelio nėra. Ir sunkiau bus išsirinkti gražų raštą. Bet tikrai dar yra pasirinkimas, kokie 5 tikrai atrinkčiau, tai tikrai nedaugiau. Šitų yra šiek tiek daugiau, tai atrinkus esu gal 7 vienetus, tai turėkit omeny. Taip, toliau, keliaujam toliau. Dar noriu jums parodyti būtent šito modeliuko, palaukit, taip, būtent šito modeliuko verstos odos, būtent ne natūralaus kailio, o verstos odos, kaip atrodo visos spalvytės. Ir dar parodysiu jums Max Maras tipo tokį cepaliniuką, dabar atėjo papildymas, beje, kažkas man rašė, ar bus, tai nebuvo sandėlyje, šiandien atkeliavo šitas modelis, tai irgi jį toj parodysiu. Bet pirmiausiai, Laurai, turim parinkti spalvą. Modelio, apie kurį klausia. Taip. Tai, Laura, kokią aš spalvytę rekomenduoju, tai
aišku, yra tamsiai ruda spalva, turėkit omeny su tokiu diržu. Toksai bus čia kasdienis variantas labiau sportinio stiliaus. Sportinio prie laisvalaikio drabužių tikrai taip. Turėkit omeny, kad šitas modelis neturi ilgo, iš vis neturi odinio diržo. Yra tik tekstilinis ir tik tai su dryžiais tokiais. Tai jisai labiau toksai laisvalaikio sportinio stiliaus šitas modeliukas. Man asmeniškai irgi labai patinka kapučino spalvos, tai manyčiau aš tuos du modelius, vieną modelį, bet tų pačių tas spalvas ir rekomenduočiau. Nu, nebent jau labai klasika, tai juoda, bet vis tiek dabar trendina ta tamsiai ruda ir jinai iš tikrųjų labai gražiai atrodo, jinai tokio juodo kartaus šokolado spalvytė, tai arba kapučino rinkčiausi, jinai čia tamsesnė kapučino, tamsi kapučino, arba tamsiai rūda. Pats modelis labai praktiškas. Kodėl aš apie jį dabar nepasakoju, nes labai seniai pasakoju ir labai daug skiriau jam dėmesį. Tiesiog laikas bėga ir ateina nauji modeliai, aš jo tiesiog nepažymiu dabar ir nebesikartoju, vien dėl to. Šiaip čia yra 3 skyriai, 2 tokie šoniniai ir 1 pagrindinis su užtrauktuku. Turėkit omeny, kad šita rankinė neturi pamušalo. Jinai viduje yra natūrali oda tiesiog. Natūrali oda. Pamušalo medžiaginio, kaip natūrali medvilnė būna, jį neturi. Pa šitą tikėję jinai neturi. Tai šitą parodžiau. Gerai. Tikiuosi, atsakiau klausimą, ar kitas spalvas siūlyčiau. Galima jis siūlyti, bet yra šviesius arba, yra dar bordinė spalvytė, bet man, pavyzdžiui, bordinė spalva labiau asocijuojasi su elegancija, o čia labiau sportinis variantas, tai man kažkaip, nelabai žiūrisi. Tai iš šito modelio rinkčiausi arba tamsiai rūdą, arba kapučino spalvytę. Toliau einam. Prasibėgsim greitai, nes labai mažai pas mus laiko. Aš užsivėlinau, nes ne visas rankinis galėjau rasti tokiam dideliam sandėlyje, o po to, kol aš radau, kol aš ten kažko reikėjo dar kitam sandėlyje ieškoti, žodžiu, užsivėlinau vėl. Palaukit, kur. Va. Taip. Sveiki. Oksana, kainos visos nurodytos elektroniniai parduotuvėje. shop.italianbags.com. Aš neatsimenu kainų, aš jų nesugalvoju taip. Kaip ten būna, pagalvoja per live transliaciją mergaitę ir ten įvardė bet ką, bet kaip. Tai kainas ne aš diktuoju, o kainas diktuoja tiekėjas. Ir atitinkamai dabar yra nuolaidos, kadangi sezono pabaiga ir mes turim galimybę su 50% nuolaidą gauti šitų rankinių. Tai žiūrėkit. Modelis, kurį rodžiau jums su natūraliu kailiuku, analogiškas yra būtent su virstos odos kombinuotas su natūralia grublėta oda. Štai šitas modelis. Kodą tik tai aš jums padiktuosiu iš karto. 86070. 86070. Tai sakau, nes turėkite omeny, kad natūralus kailiukas jisai kainuoja. Jisai brangiau kainuoja, nes tai yra natūralus kailis, čia yra, ne šiaip savo prekė. Tai jeigu kandžiasi jums kaina ir norit kažką, sakykime, neutralesnio, tada tikrai siūlyčiau rinktis šitą variantą. Dabar kaip tik gavo tam tikrų spalvų papildymą, aš papildžiau elektroninę parduotuvę, dabar matysite, nes jų nebuvo. Šiandien realiai tik tai atkeliavo. Šitas modelis ir dar vieną parodysiu.
Tai 86070. 86070. Tas pats principas, žodžiu, šitos rankenos reguliuojasi. Ilgas dirželis yra, kuris kabinasi čia šonuose ir galite nešioti ant peties. Yra 2 skyriai. Vidinė apdaila analogiška yra tokia pilkšva natūralios medvilnės, kaip ir natūralaus kailiuko rankinėje. Ir čia užtrauktuko nėra, jinai segasi tiesiog magneto pagalba, štai taip, ir nešiojasi tokiu būdu. Modelis yra labai patogus, 100% rekomenduoju. Kokios spalvytės yra šito modelio dabar? Yra tamsi kapučino spalva, kamel spalva arba ruda kitaip, tamsiai pilka ir tamsiai ruda spalva. Tokios spalvos galimos dabar įsigyti per elektroninę parduotuvę. Yra sandėlyje. 86070, jeigu eina kalba apie natūralią verstą odą. Jeigu eina kalba apie natūralaus kailiuko rankinę, tai būtų kodas CA03. CA03. Aš įkėliau istorijos prezentaciją apie šitos visus modeliukas, kas liečia natūralų kailiuką, tai tikrai gali dar pasižiūrėti ir įsivertinti. Dar labai gražus modelis, kurios spalvų nebuvo, kai aš buvau praeitą kartą. Tai modelis yra 86066. 86066. Tik tai, jeigu bijau, kad ne visos spalvos įkeltos, tai aš atsiminsiu ir po to vakare dar įkelsiu, bet eina kalba apie štai šį modeliuką. Tikrai labai gražus modelis, toksai taksa formos, pailgas, natūralios verstos odos. Kas man patinka, tai jos apdaila, apsiuvimas, baltos siūlelės, tikrai labai gražiai, prabangiai atrodo. Šitas modelis turi užtrauktuką, atsidaro tikrai plačiai, vidinė apdaila juodos spalvos, natūralios medvilnės ir vienas vientisas skyrius joje. Yra žinoma ir ilgas dirželis reguliuojamas, bet tikrai čia jo nerekomenduočiau dėti, nes kai ilgas dirželis ir čia taip plačiai jisai segasi, kadangi plati pailga yra rankinė, tikrai prabangiau ir gražiau atrodo nešiojant tiesiog rankoje. Kokios spalvos galimos? Tai žiūrėkit. Čia yra tamsiai ruda, bet čia ne to ne šokoladinė, o tamsiai ruda, karčio šokolado, juodojo šokolado spalva. Toliau eina bordinė spalvytė, bordinė spalva, samanų žalia, kapučino ir ruda spalva, ruda spalvytė. Šito modelio kodas, dar kartą pasikartosiu, 86066. 86066. Rasite jį elektroninėje parduotuvėje shop.italianbags.com su 50% nuolaida dabar. Šitas modelis, kur sakiau, Max Mara stiliaus modeliukas, tai visiška mano jau meilė. Tikrai labai labai fainas, gražus modelis. Tai tikrai nepraleiskit progos, dabar blogas apšvietimas, nepraleiskit progos, nes modelis tikrai išskirtinis, gražus. Praeitą kartą pritrūko klientams spalvyčių. Ir dabar irgi jų nebuvo, tai dabar yra 3 spalvos, tamsiai ruda spalva, bordinė tokia ryškesnė bordinė ir kapučino, tamsi kapučino spalva.
Tai turėkite omeny, puikus modeliukas, cepelino formos, jisai labai talpus, dėl to, kad dėl jo formos iš esmės jisai labai daug savyje telpa. Čia yra jau grinai vidutinio dydžio rankinė. Grinai vidutinio dydžio rankinė. Labai gražus užsegimas, patogi trumpoji rankina, jinai matot platesnė yra. Yra papildomai ir ilgas dirželis, kiek aš atsimenu jo. Yra ilgas dirželis reguliuojamas. Ir čia eina vienas vientisas skyrius joje. Vienas vientisas skyrius joje, tamsi vidinė apdaila, juodos spalvos, natūralios medvilnės. Tikrai gražus, fainas modelis. Jisai gali būti naudojamas ir kasdienai, bet ir toksai ir kaip išeiginis irgi labai gražu. Aš ją nešiočiau štai taip, man labai gražu, kaip delninė, tikrai ekskliuzyviai gražiai atrodo, bet ir žinoma galite užsidėti ir ant peties, nes tam yra skirtas tas trumpas, platesnis diržas, kad labai patogiai glaustų būtent ant peties. Ir ant striukyčio užsimestumėt vis tiek, kai yra plonesnis diržas, ne taip patogu, tai čia jau apgalvota, tikrai labai gražiai, stilingai atrodo. Tikrai rekomenduoju, kol yra likutis, tai atkreipkite dėmesį į šitą modelį. Jo kodas, tuoj pasakysiu, man rodos 86063, nes praeitą kartą, ne, 86067. 86067 modelis. Štai šitas ir yra populiariausia tamsiai ruda spalva, bordinė spalvytė, bet kaip matote, jinai yra ryškesnė bordinė. Ir kapučino spalva, tamsi kapučino spalvytė. Max Mara stiliaus modeliukas. Ir šitas labai gražus, žinokit. Ir šitas labai gražus. Žodžiu, tikrai vertas dėmesio modelis, dabar su 50% nuolaida. 86067 modelis, atsiminkite. Dar klausimas buvo, kad nepraleisti. Roberta, jūs apie tokį diržą klausite, ar apie kokį? Rankiniams nėra papildomų diržų, bet jeigu kalba eina apie tokius dirželius būtent verstos odos, tai taip yra jo kodas 199. Kodas 199. Čia yra bestselleris visiškas pas mus, būtent verstos odos yra ir safiano odos, tai reiškia, kaip lygios odos, bet trupučiuką su tekstūra. Tai tiek vienų, tiek kitų dabar rasite elektroninėje parduotuvėje su 50% nuolaida šitos dirželius. Tai tikrai rasite 199 modelis shop.talenbags.com elektroninė parduotuvė. Tai šituos parodžiau. Taip. Tokie cepeliniukai maži. Kas ten kartuoja, sako. Roberta, aš ką tik atsakiau. Jūsų klausimą. Tokie cepeliniukai yra dar ir maži, tokie konkrečiai koncertiniai. Toje aš juos surasiu ir jums parodysiu. Ir beje, dabar atsirado jų spalvų. Praeitą kartą ne visoms užteko, tai kam neužteko, aš jau atidėjau šitos cepeliniukus, bet kas liečia, dabar. Sveiki, Diana. Kokią kainą jų galite parodyti? Tai parodyti visas spalvas ar ką jūs norite? Kainą neatsimenu, su 50% nuolaida neatsimenu kokią kainą. Tiesiog užėkite elektroninę parduotuvę shop.talenbags.com, įveskite paieškos laukelį 199, jūs matysite tik vienus, tik kitus visas spalvas, matysite ir kainas. Taip, tai kas liečia koncertinius, būtent šitos cepeliniukus, praeitą kartą sakau,
išpirkote viską ir nebuvo, kai kam pritrūko, tai dabar aš atidėjau iš karto, kad jums įvykdyti jūsų iki galo užsakymus tam tikrus. Vat štai šitas variantas, labai gražus. Realiai dabar šventės prasideda, kalėdos, vakarėliai visokiausi, darbo vakarėliai, naujieji metai, žodžiu, koncertai, operos ir baleto teatras, šiaip teatras, žodžiu, daugiau praleidžiam laiko, jaukaus laiko kažkur viduje. Ir puošiamės, aišku, ir šventėjai. Labai gražus variantas, būtent kaip delninė prie jūsų šventinių, nebūtinai šventinių, bet klasikinių drabužių. Bet ir klasikinių drabužių. Ir kas nori mažą cepelinę, Jonas? Daiva, gerai, aš jums atidėsiu, bet kuo greičiau išpirkite savo kiekį, gerai? Nes juodos spalvos praeitą kartą pritrūko. 5 žmonėms pritrūko. Kapučino spalvos visi gavo, samaninės žalios nebuvo, irgi pritrūkę buvo, tai aš iš karto atidėjau. Tai žiūrėkit, dabar atsirado ir tams ir rudos spalvos, jo nebuvo išvis. Tai žiūrėkit, koks grožis. Tams ir rudos spalvos, šokolado spalvos atsirado. Šitas modeliukas plačiai atsidaro, žinokit, irgi labai talpus, atrodo mažas, bet labai talpus. Tikrai iš savo telefoną įsidėsit, mažą piniginytą įsidėsit, ta prasme lūpdažį, jinai tokia pusta, patikėkit, jinai talpina savyje labai daug. Prie jos eina aukštos spalvos grandinėlė ir pati rankinė yra pilnai iš natūralios verstos odos. Kokios spalvos dabar galimos, merginos, iškart sakau, tai yra tamsiai ruda spalva, juoda, apie kurią klausite, juoda spalva, kurios tada pritrūko. Turėkit omeny, ta juoda, jinai tikrai yra sodri, nepilkšva, kaip matote, jinai puikiai tiesiog atrodys prie atlaso, prie atlasinių drabužių, suknelių, palaidinių, sijono, puikiai tiesiog. Puikiai atrodys prie velveto, prie veliūro. Puikiai atrodys. Nu, žodžiu, prie tokių arba link šilko tokių blizgių audinių, arba prie šiltų audinių, prie vilnos irgi labai gražiai atrodo. Ponia Daiva, 86051 modelis. 86051 modelis. Šitas tikrai rekomenduoju, žiūrėkit, nu kaip jinai gražiai atrodo. Tiesiog galite rankoje nešioti. Va taip nešioti. Ant grandinėlės pasikabinti. Nuostabus modelis. Dabar su 50% nuolaida. Visos rankinės, žinokit. Taip, tai juoda. Labai irgi graži, žinokit, ir ruda ta kamel spalva. Jurgita, gerai, tai juoda, Daivai juoda ir Jurgitai. Taip atidėti, nes matau tik tai liko 3 vienetai, buvo viso 5. Tai juoda Jurgitai ir Daivai atidėsiu, gerai, iš karto atidėsiu. Ruda kamel, labai gražiai beje savo pasilikau būtent kapučino spalvytę. Praeitą kartą ėmiau kartu su jumis. Bordinė. Pasižiūrim, kaip bordinė atrodo. Bordinė irgi labai gražiai prie juodų drabužių, bet bordinė jinai trupučiuką blankesnė eina. Nėra tokios sudrios spalvos. Tai tą turėkite omeny. Pavyzdžiui, kamel jinai sudresnė, matot, o šita blankesnė. Tai vat man kamel, pavyzdžiui, jau šiuo atveju gražiau atrodo. Juoda gražiau atrodo negu bordinė. Bordinė trupučiuką tokį blankumą turi, kas man nelabai patinka, nes aš bordinę, pavyzdžiui, įsivaizduoju, neturiu dabar parodyti kaip, bet jinai tokia, kai būna sudry, jinai labai labai graži. Pavyzdžiui, Enzo Nori prekinis ženklas bordinė, jų bordinė tokia ryški. Iškart fainai, nu, ta prasme, iškart atkreipiu dėmesį. Ir samanų žalia, samaninė žalia. Ir samaninė žalia. Tai va, samanų žalios irgi praeitą kartą nebuvo tam rudos spalvos, nebuvo bordinės spalvos, tai turėkite omeny.
Jeigu norit kažką tokį paįvairinti spalvyti, samanų žalia irgi labai gražiai atrodo. Labai gražiai atrodo. Tai juoda, samanų žalia, kapučino, kamelė ruda ir ta bordinė. Ir bordinė spalvytė. Tai kodas 86051. 86051. Aš jaučiu. Taip. Gerai. Tikrai fainas modelis, grinai toksai išeiginės. Jums tarnaus tikrai visur ir visada. Čia tas pats, kaip turėti mažą juodą suknelę. Tai vat tokia rankinė, kuri eina kaip išeiginė, tai tiesiog yra toks must-have dalykas, kuris visada praverčia. Taip, šitą paėmiau. Gerai. Kas toliau? Ai, va, tuoj nunešiu šituos ir sekundę. Ir jums kuprinytės dar parodysiu. Parodysiu kuprinytės. Ai, beje, kas dar įdomisi šitom, kaip jos, Armina rankinėmis, tai turėkit omeny, kad elektroninė parduotuvė irgi yra tamsiai rudos spalvos ir kapučino spalvos. Kapučino matėte, aš pati nešioju, dabar aš esu paslėpus, kad niekas nepavogtų. Bet šitie grožiai irgi yra elektroniniai parduotuviai, tai atkreipiu į juos dėmesį būtinai. Jų kodas 85758. 85758. Modelis, kuris visur visada praverčia. Aišku, aš į jį daug nekreipiu dėmesį, nes jau tikrai labai daug mano klienčių apsipirko būtent šitą modeliuką. Tai kas dar neturite, laikas turėti. Arba kas turite, pavyzdžiui, grublėtos odos, tai tikrai verta įsigyti ir verstos odos. Kaina juokinga, ten apie, dabar su 50% nuolaida net 40 eurų nesiekia. Tik turėkite omeny, kokios spalvos yra. Aš jums parodysiu skirtumą tarp šokolado ir tamsiai rudos. Nes yra ir šokolado, ir tamsiai rudos spalvos. Šitą rankinę netgi galima kaip tiesiog dovana kažkam, realiai. Nes nėra klienčių, gal buvo iš visos gausos, gal kokios 2 klientės, kurios man grąžino šitą rankinę ir nelabai supratau dėl ko, jos turbūt ir pačios nelabai suprato, bet šiaip tai visos patenkintos ir dažniausiai įmate po kelias spalvas. Kas naudoja, pavyzdžiui, vieną spalvą nori paįvairinti, aš pati jau turbūt 5 keičiu. Tai žodžiu, čia yra šokoladas, toksai pieniškas šokoladas, o čia yra tamsusis šokoladas. Man asmeniškai prabangiau atrodo tamsusis šokoladas. Tai vat, bet aš savo dabar pasiėmiau nei tą, nes aš tamsią šokoladinę aš pernai nešiojau. Aš dabar turiu štai šią. Žinokit, tokia graži, man, tiesiog prilipo ir viskas. Kapučino spalvos. Kapučino. Tikrai rekomenduoju, nuotraukoje galbūt ne taip atvaizduojama, bet labai graži spalva, labai tinkanti prie visko, tikrai tokia išskirtinė spalvytė kapučino. Tai tikrai rekomenduoju, labiausiai rekomenduoju tamsiai rudą, juodo šokolado spalvos arba kapučino spalvos. Kodas 85758. 85758. Šitos 2 spalvos nerealios. Ir žinoma yra dar juoda verstos odos. Juoda. Matysite ir grublėtos odos. Jeigu nemėgsite verstos odos, nors tokių labai mažai, tai yra ir grublėtos odos. Kodas 85758. 85758. Matysite visas spalvas, kurios galimos elektroniniai parduotuviai. Kainos nesiekia 40 eurų. Tai atkreipkite dėmesį šitą modelį, nes jisai tikrai vertas dėmesio. Taip,
Toliau. Kuprinės. Mačiau, jau užsisakėte keletą vienetų kuprinių. Kol yra spalvų, tikrai rekomenduoju. Beje, labai populiarusis modelis, kurį labai jau pamėgote, toks universalus, galimas kaip kasdienis, galimas kaip išeiginės tiesiog. Labai kažkaip jūs pamėgote šitą modeliuką. Jisai visiškai toksai paprastas, pusmėnulio formos modeliukas, bet labai mėgstamas tarp mano klienčių, sakyčiau taip. Nes jisai, tas paprastumas, dažniausiai paprastume ir slypi visas grožis. Kodėl mėgstate? Nes ir patogu užsidėti ir ant peties. Pirmas dalykas. Kitas momentas yra ilgas dirželis, tad galima ir kaip crossbody nešioti. Suprantate? Tai šitas modelis yra kodas 86026G. 86026G. Šitas modeliukas pusmėnulio. Nes labai daug užklausų dėl jo gauna, ne visada būna jų spalvų. Dabar yra spalvos, tai į tai galite atkreipti dėmesį. Kokias spalvytės? Samanų žalia. Čia yra šokoladinė spalvytė. Yra tamsiai ruda spalva. Išpakuosiu. Parodysiu. Taip. Tamsiai ruda spalva. Graži. Iš tikrųjų graži labai. Yra juoda. Irgi labai dažnai užsisakote juodą. Irgi juoda man patinka dėl to, kad jinai nėra, tokia labai blanki. Juoda. Toliau bordinė. Bordinė spalvytė. Bordinė. Irgi labai graži. Ir kapučino. 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 Irgi labai faina, konkrečiai pastelinė spalva. Kas mėgstate pastelinės spalvytės, tikrai atkreipkite dėmesį į šitą modelį. Šitą spalvytę turiu omeny. Tai paprastas, patogus, kasdienai arba laisvalaikių modelis 86026. 86026. Beje, šito modelio dar atsirado ir grublėtos odos. Aš jį tik tai šiandien pamačiau, tai dar ne įkelta elektroninė parduotuvė, bet tikrai įkelsiu. Aš jums parodysiu tiesiog, kaip atrodo. Parodysiu, kaip atrodo. Štai. Yra ir grublėtos odos. Matote? Tai šitas ilgas dirželis. Jo dėka galite nešioti būtent kaip crossbody per petę. Patogus, kasdieninis, labai prieinama kaina, beje, ten irgi apie 50 eurų dabar su 50% nuolaida kainuoja. Tikrai kainos ir kokybės santykis yra labai geras. Tai arba verstos odos, arba grublėtos odos galite rinktis. Ir šito modelio kodas yra... Tas pats kodas bus 86026G, kur versta oda yra sueda, kur nėra verstos odos, tiesiog 86026G. Va taip. Tai kokios spalvytės? Yra tamsiai ruda, kapučino, tamsesnė kapučino, šokolado, samanų žalia ir viskas. Tai dėl šito modelio tikrai jį kelsiu, tik tai jau kada pasieksiu viešbutį, nes aš dar nebuvau nei viešbutį, nei pavalgyti, nei nieko iškart iš oro uosto. Į traukinį, iškart mašiną pasiimti ir su mašina atvažiavau pas tiekėjus, kad kuo greičiau surinkti jūsų užsakymus ir išeiti į live transliaciją, kad pasakyti
svarbią informaciją. Tai turėkit omeny, šitą modeliuką įkelsiu vėlai vakare arba iš ryto rytoj, anksti ryte, nes jau jėgų trūksta iš tikrųjų po vakarą nakties, bet labai fainą susitikimą turėjau. Atsimenat, aš jums pasakojau apie merginą, moterį, kuri mane sutiko, mes susitikom su ją čia pas šitą tikėją pavasarį, jinai pati iš Juodkalnijos, su kutusiukais, parodykit, gerai. Jį iš Juodkalnijos, jinai užkalbino mane, tipo, kokias rankinės galėtum tu rekomenduoti, nes jinai turi fizinės parduotuvės Juodkalnijoje, Montenegro. Ir žodžiu, taip mes su ją susibendravom, realiai bendravom daug, iki dabartinio susitikimo. Ir būtent jį man rekomendavo, kadangi jinai jau daug metų su drabužiais dirba, nes ji turi fizinės parduotuvės ir ten mados savaitės visokiausias organizuoja. Nu, žodžiu, tokia tikrai rimta moteris. Tai būtent jį man labai daug rekomendavo tikėjų, su kuriais dirbti aukščiausios kokybės, nes pas ją yra premium klasės irgi ten, pas ją ir rengiasi, ir apsirengia ir prezidentai, ir ten, žodžiu, padėjėjai visokiausi, politikai, verslo moteris, nu, žodžiu, rimta ponia. Mano amžiaus moteris, labai graži moteris. Tai va, tai įsivaizduojat, kažkaip mes susirašėm. Ir gausi taip, kad aš į Stambulą vykstu, dabar būsiu užsiėmusi, bla bla bla. Jinai sako, ir aš į Stambulą vykstu. Sako, kada tu būsi, aš būsiu. Sako, tai mes 3 dienas, kaip tik kertamės, nu, ta prasme, kad aš atvažiuosiu, kai tu jau būsi, bet tu išvažiuosi, kai aš dar pasiliksiu, nu, žodžiu. Ir mes trečiadienį norėjom susitikti, bet aš neturėjau laiko fiziškai, nes labai daug darbo buvo. Ir ką jūs manote? Mes susitikom vakar, aišku, iki 2 nakties mes kalbėjom 5 ar 6 valandas, ten tiek mes esam ant vienos bangos su ją, jau ten ruošiamės bendrus projektus su ją, ji savo patirtimi, aš savo patirtimi su ją, ta prasme, dalinomės, nu žodžiu, nuostabi moteris ir galiausiai, žinot, kuom viskas baigėsi. Kadangi labai buvo vėlu ir Stambulas nėra saugus miestas, nors ten 15 minučių iki mano viešbučio, bet realiai paprašym recepšinę, kad iškviestų man taksą. Sako, bandė, skambino 1 kartą, 2 kartą, 3 kartą, sako, nevažiuoja taksistai, nes tipo mažas atstumas, jiems neapsimoka, žinot, Stambulas yra didžiulis miestas, didžiulis tiesiog. Nu ir ką, sako, tai ką daryti, tai gal gali kažkas palydėti, ne, sako, to aš paklausiu, nu, kito darbuotojo, būtent to viešbučio darbuotojo, kažką moter, sako, aš nesupratau, apie ką eina kalba, sako, einam, žiūri, kad jisai kaską, šitą šalmą neša, aš sakau, tai kaip mes važiuosim, sako, dėkis tą šalmą ant galvos, užvedė savo motorolerį, sako, dėkis, o aš su kompiuteriu, su savo kuprinė, nu, ta prasme, aš dirbau visą dieną realiai, pas vieną, pas kitą, trečią, ketvirtą tikėją, va taip, ir iš karto į susitikimą, aš netgi nespėjau nei ten viešbutį užeiti, nei nieko. Tai žodžiu, su motoroleriu, su vėliu, kai prasinešimės po to Stambulą, ten tarp tų mašinų, va taip va, nu, žodžiu. Tai smagiai patirtis, bet aišku, ačiū Dievui, viskas gerai baigėsi, aš ten jam sumokėjau šiek tiek, kad jisai, nu, ne šiaip sau čia gaišė savo laiką ir mane pravežė, bet man patinka šito miesto, žinokit, paprastumas realiai. Jisai sudėtingas miestas, iš esmės, labai daug šurmulio, purvo, visko ten labai daug, bet labiausiai patinka paprastumas, kad pas juos nekyla klausimo, ten reikia, nereikia, galima, negalima, pas juos nu gerai, davai, sėsk ir mane nuvežė, su kompai, su visko, žodžiu. Tai klausimas buvo toj, su kutausiukais toj parodysiu, atsiprašau, kad kalbu, bet labai faina. Modelis 4.3 užsegamas užtruktuku.
8643. Neatsimenu, kaip jisai atrodo, žinokit, bet jūs man parašykit asmeninį žinutę. Birutė, parašykit man asmeninį žinutę, aš tikrai jums atsakysiu. Šiek tiek vėliau po live transliacijos, bet nes dabar neturiu netgi kaip patikrinti, koks čia konkrečiai modelis. Gerai, su kutosiukais. Tuoj. Žinokit, neatsimenu, kas klausė su kutosiukais. Ieva. Su kutosais yra labai daug modelio. Pas šitą tiekėją yra labai daug modelių su kutosais. Tiekėjas tikrai patikimas, gali drąsiai įsigyti, bet atkreipkite dėmesį, įrašykite į paieškos laukelį tiesiog su ED, jums viską verstos odos išmes, čia pirmas know-how. Kitas momentas, jūs ten matysite kokius minimum 5 modelius su kutosais. Labai skirtingi. Šiaip jie nėra labai skirtingi, bet dydis realiai labai panašus jų, tiesiog forma skirtina. Kaip pavyzdys aš jums parodysiu. Pavyzdžiui, šitas modelis pailgas su kutosais, šitas toks kvadratinis su kutosais, yra pusmėnulis su kutosais, labai daug jūs nuotraukose matysit. Tai koks jums labiau mylesnis bus, tokį ir renkatės, bet dydis panašus visų. Aš jums šitą parodysiu. Bet realiai pasirinkimas kutosų pas šitą tiekėją tikrai, manau, vienas didžiausių. Kodą tiesiog įvardinsiu. Va. Kodas yra būtent šito modelio kodas 86075, 86075. Ir čia eina spalvas. Opapa. Taip. Taip, spalvytės. Kapučino. Čia šokoladas marona. Aš tai vadinu kaip ir pienišku šokoladu. Juoda. Tamsiai mėlyna, beje, tamsiai mėlynos nebuvo po šitą tikėję. Kas liečia verstą odą, nebuvo pas šitą tikėję pasirinkimo tamsiai mėlynos. Dabar atsirado, galimai nebus įkeltas elektroninė parduotuvė. Jeigu duomens, parašykite man. Aš sukelsiu elektroninę parduotuvę. Toliau kamel, bet jinai šita man kamel blankesnė, nesirinkčiau jos. Šita kamel blankesnė. Gražiau, kaip tą rodžiau, kur jums tokia koncertinė išeiginį modeliuką to cepelino mažo, tai ten yra sodri tokia kamel spalva, jinai graži. Žinokit, šitą nesirinkčiau, jinai per blanki man. Bordinė, graži, viskas tvarkoj. Ir tamsiai ruda. Irgi nepriekaištinga, graži spalvytė. Tai dar kartą pasikartosiu. Pas šitą tikėję matysite kutosų, kokius 5 tikrai vienetus. Dydžiai visi išmatavimai šito tikėjo yra sudėti. Tikrai pagal tai orientuokitės. Bet visų jų labai panašus dydis iš tikrųjų, bet tiesiog forma skiriasi. Tai tokia stačiakampio, tai pusminulio, taip kaip kvadratinė, žodžiu, pagal tai orientuojatės. Yra ir mažesnių, yra didesnių, žodžiu, bet prieš perkant visą laiką įvertinkit, prašau, išmatavimus. Įvertinkit. Aš labai daug skiriu dėmesio būtent tam, kad viską išmatuoti ir jums pateikti. Dieve, viskas krenta. Viskas krenta. Taip. Ir jeigu dvejojat dėl kažkokio modelio, nepatingėkit paklausti manęs. Gerai? Nepatingėkit paklausti, nes kad nebūtų taip, kad jūs renkatės aklai ir po to, įsivaizdavau ne taip, žodžiu. Tikrai, aš jūsų paslaugoms esu čia ir tikrai būsiu čia 9 dienas. Labai pasiilgau namų, tiesą pasakius, bet
čia yra paskutinė šių metų mano kelionė. Sekanti kelionė tik tai bus jau naujam sezone, tai vasario mėnesį. Tai dabar, ką jūs matote, ką jūs turite galimybę sakyti, čia yra paskutinė galimybė. Ta turėkite omeny, rankinių tokios nuolaidos būna kartą, maksimum 2 kartus į metus, kai sezonas baiginėjasi. Ta jūs žinote, tikrai, kas mane stebi iš seniau, tai irgi čia yra labai tiesiog puikiai galimybė sutaupyti. Dėl rankinės už manęs. Kaip tik norėjau ją rodyti. Čia yra modelis 8.6. Ai, čia jūsų klausimas buvo 4.3. Ar yra užtrauktukas? Teisingai. Čia yra magnetas. Jisai užsisika štai taip. Magneto pagalba, bet visur čia dengia vidinę pusę. Tai tikrai nėra ten, kur, žinot, būna, kad nepilnai dengia ir, pavyzdžiui, tokios skylės lieka. Tai šiuo atveju skylių nebelieka, pilnai dengia. Ir čia yra vienas vientisas skyrius. Turėkite omeny, kad šitoje rankinėje nėra vidinės apdailos, kaip tokios medžiaginės, natūralios medvilnės. Čia eina natūrali oda juodos spalvos. Viduje yra natūrali oda, yra dar skyrelis ir su užtrauktuku vidinis. Tai dėl to galite nesijaudinti. Pats modelis labai gražus. Turi trumpą rankeną, jinai pakankamai plati, kaip matote. Galite patogiai nešioti ant peties ir turi ilgą reguliuojamą diržą. Turėkite omeny, kad reguliuojamas diržas šiek tiek yra šiurkštesnis, kadangi versta oda, kai jinai, sveiki Vilma, versta oda, kaip jinai apdirbama. Žinot, čia šonuose, kadangi versta oda turigi tokius plaukelius, žinot, ir tam, kad tie plaukeliai nesišertų, kaip čia, nežinau, ar teisingai išsireiškiu lietuviškai, bet, žodžiu, šonai yra apdirbami vašku. Čia dėl to yra taip daroma, kad, žodžiu, rankinė būtų ilgaamžiška ir nešiojant dirželį ir visą laiką ten tempiant, užsidedat, nusiimat ir taip toliau ir panašiai. Kitaip tiesiog praira tie siūleliai ir jums tiesiog netarnaus. Bet turėkite omeny, kadangi čia yra versta oda, čia dėl to, kaip yra apdirbama vašku šita dalis, jinai čiut tokia šiurkštesnė, lyg tai norisi ją apšlifuoti, suprantate, bet tai yra natūralus procesas ir būtent to neįmanoma taip apeiti. Dėl to, kas man sakė patys gamintojai, jeigu kažkam erzina tas šiurkštumas, pavyzdžiui, trumpoj rankinoj jūs to nejausite, bet ilgoj rankinoj jausite šiurkštumą. Aš iškart pranešu, kad jums tikrai, negalvotumėt, kad aš jums pardaviau, pavyzdžiui, nekokybišką prekę. Taip nėra. Tai ką galima padaryti? Tiesiog su dilde, geriausia dildė būtų ta tokia stiklinė. Žinot, jinai visiškai tokia švelni. Su dilde prasieiti per šitos kampus. Čia man know-how tokį pasakė dar viena klientė, kuri visą laiką čia apsipirkinėja. Irgi mes kažkaip kalbėjom dar prieš 2 mėnesius su ją. Tai sako, tiesiog su ta dilde prasieiti šitos kampukus, kad apšlifuoti tą, ne taip nelygumą, bet šiurkštumą pačios verstos odos ir to vaško. Ir tada viskas labai puikiai nešiojasi ir, ta prasme, jūs jausite, kad čia bus švelnu, faina ir tikrai malonu jums nebus, nes, žinot, kai šiurkštų būna, kad, pavyzdžiui, jeigu apsivilkat kokią atlasą arba šilką, tai gali, trupučiuką kaip rėžti audinį ir tada lieka kaip ir, ta prasme, desiformuoja pats audinys, suprantate? Tai kad to nebūtų, geriau apšlifuoti ir tada būtų rami galva. Šiaip modelis pats iš savęs, jisai labai gražus. Labai gražus. Aš jį buvau demonstravus jums. Tai žiūrėkit, kokius spalvų šito modelio yra. Kodas 86043. Čia yra samanų žalia.
spalva, šokolado spalvytė, ruda kamel, vat šita ruda kamel, matot skirtumą, ant kiek jinai sudresnė, vat pažiūrėkit, vat ką aš turėjau omeny. Matot skirtumą? Matot, čia yra sudri spalva, jinai vat tokia ir turi būti, o čia tokia blankesnė. Tai vat to reikia ieškoti, būtent tokios sudresnės spalvos. Toliau bordinė. Bordinė spalvytė, labai graži ir tamsiai ruda spalva. Gražus modelis. Jeigu jūs, pavyzdžiui, nenešiosit ilgo dirželio, tai jums iš esmės rūpintis nereikia ir ten galvoti ir sukti savo galvos. Bet jeigu visgi norite su ilgu dirželiu nešioti, tai siūlyčiau apdirbti su ta tokia stiklinė dildė. Suprantate? Gerai. Toliau. Labai greitai, liko 15 mums, kokia net 10 minučių, sakyčiau, kuprinės norėjau parodyti. Dar viena rankinė krepšio formos. Aš dabar tiesiog, aš jums rodau realiai greitai tas, kas verta, į ką atkreipti dėmesį. Jeigu klausimai kils ir norit pasitarti, nes tikrai aš su tom rankinėm, praktiškai miegu, man jos sapnuojasi jau iš tikrųjų, tai tikrai nuoširdžiai galėsiu patarti. Vat kaip Laura paklausė, kokias spalvytę pasiūlysit, parekomenduosit. Labai geras klausimas ir tikrai raginu jūs pasitarti. Nepirkit aklai, nepirkit ant emocijos. Viskas yra sudaryta, elektroninė parduotuvė, pateikimas, viskas, kad jūs sąmoningai galėtumėt priimti sprendimą ir kad jūs galėtumėte po to džiaugtis savo įsigytą prekę. Suprantat? Dėl to aš esu čia, jūsų paslaugom, rašykite. Tikrai pas mane sistema ant tiek jau atidirbta, kad aš turiu laiko, vis tiek kartą į dieną aš tikrai galiu prisėsti prie jūsų užklausų ir jums atsakyti jūsų klausimus. Kuprinytė. Klasikinė kuprinytė, kodas 85325, Sueda 85325. Kas ieškote geros kuprinės, klasikinės, kurią galėsite tiek prie klasikinių drabužių, pavyzdžiui, ir tiek į darbui užsidėti, čia kas lyja turbūt, tai darbui užsidėti, kasdienai nešioti, patogus, gražus, estetiškai gražus, tvarkingas modelis iš 2 skyrelių, kaip matote. Čia yra sidabro detalės, iš nugarinės pusės irgi turi papildomą skyrelį raktams susidėti, labai patogu, smulkmenoms visokioms. Ir atkreipkite dėmesį, čia yra versta oda kombinuota su grublėta oda, labai viskas logiškai padaryta. Grublėta oda iš nugarinės pusės ne šiaip savo yra dedama, o dėl to, kad jūs daugiausiai trinate į save šitą pusę, kad jums kuo ilgiau tarnautų šitą kuprinytę. Nes vis tiek versta oda yra pakankamai plona ir kaprizinga. Tai jeigu išgauti tą ilgaamžiškumą, tai visgi reikia kombinuoti. Dėl to yra dedama grublėto oda iš nugarinės pusės, taip pat ir rankenos yra iš grublėtos odos, kad jums šita kuprinė tarnautų ne 1 metus. Tikrai ne 1 ir ne 2 metus. Suprantate? Modelis superinis. Iš tikrųjų labai jau turėjom ir grublėtojo odoje, dabar šiemet atsirado būtent verstos odos, labai gražios spalvytės, beje, 85325 modelis, konkrečiai šita yra Sueda. Dar matysite, jeigu vesite tiesiog šitą kodą be žodžio Sueda, bus tiesiog grublėtos odos. Tai dar mačiau keletą spalvų dar liko, galėsit arba verstos odos pasirinkti, arba grublėtos odos pasirinkti. Tai čia mano rankos yra tamsiai ruda spalva, kamel, ryškiai kamel, graži, bordinė spalvytė,
šokolado dar yra, parodysiu kaip atrodo, ir kapučino spalvos, ir kapučino spalvytė. Irgi kuprinės, rankinės, nesvarbu kas, pašyta tikėjai dabar su 50% nuolaida. Visas prekes, labas vakaras, ponia Rima, visas prekes rasite elektroninėje parduotuvėje shop.italenbex.com. Šita elektroninė parduotuvė veikia tik tuomet, kai aš būnu užsienyje, ar Turkijoje, ar Italijoje. Tai šiuo atveju šita elektroninė parduotuvė veiks iki lapkričio 24 dienos. Ir viskas, uždarom sezoną, atvykstu į Lietuvą, ruošiamės kalėdoms ir tokios galimybės jau nebus. Tai čia paskutinė dabar galimybė įsigyti iš Italijos sandėlių, konkrečiai iš Turkijos ir Italijos sandėlių. Tai va, čia yra šokoladas, čia yra tamsusis, juodasis kartusis šokoladas, tamsiai ruda spalva, šokolado spalva. Toks skirtumas. Man prabangiau ir labiau prie ko galima derinti, tai aišku tamsiai ruda spalva, nors iš šokolado irgi. Jeigu, pavyzdžiui, esate raudonplaukė, tai jums labai tiks ir šokolado spalva. Bordinę parodžiau, dar kapučino. Beje, kapučino irgi labai graži spalva, tai tikrai rekomenduoju. Labai graži kapučino spalvos. Labai graži kapučino spalvos kuprinytė. Tikrai verta dėmesio. Čia toms, kas mėgsta pastelinius atspalvius. Aš rinkčiausi tarp tamsiai rudos ir kapučino spalvos. Gali būti dar bordinė, bet bordinė irgi trupučiuką blankesnė tokia. Tai man šitas spalvytės gražiausias. Dar noriu jums vieną modelį parodyti praktišką, kurį labai mėgstate. Mačiau, dar spalvų yra, man rodos. Labas vakaras. Renatas, sveiki. Kaip malonu matyti mano nuolatinės klientės. Merginos, šiandien labai trumpai, tai vat, mes jau praktiškai pabaigą. Tikrai rekomenduočiau jums elektroninį parduotuviai, beje, pagrindiniam puslapį jūs matote mano visas live transliacijas, paskutinės live transliacijas iš iš paskutinės kelionės ir dabartinės kelionės. Tai žinokit, jeigu turėsit laiko, tikrai nepatingėkit pažiūrėti mano paskutinį laivą, pagal datą ten matysite paskutinį laivą iš šito tiekėjo. Ten rodžiau visus modelius atidžiai. Visas spalvytes atidžiai, ten ilga live transliacija, bet jeigu turėsit galimybę pasižiūrėti ir labiau pasigilinti, ką rinktis, ko nesirinkti, tai tikrai rekomenduoju, nes šiandien labai mes greitai čia prasibėgam, bet ten jau daugiau skiriu dėmesio kiekvienam modeliukui atskirai, tai tikrai nedarysiu tokio ilgos live transliacijos vėl iš rankinių tiekėjų, nes jau tikrai ne kartą esu kalbėjusi apie tai ir rodžius jums. Aš galiu pakartoti, pavyzdžiui, stories, bet tikrai yra tiek daug dalykų, kuriuos aš noriu jums parodyti ir vėl kartoti tą patį per tą patį tikrai nėra prasmės. Sveiki, kažkaip pražiopsojau. Nieko tokio, nieko nepražiopsojate. Aš išsaugosiu šitą live transliaciją, bet vertingesnė yra praeitos kelionės, nes aš ten dariau dvi live transliacijas iš to tikėjo ir rodžiau skirtingus modelius ir atidžiau rodžiau viską. Tai, bet vėlgi, klauskit, matot elektroninį parduotuvį, klauskit manęs, patarimo aš būtinai jums pasufliruosiu, į kokią pusę atkreipti dėmesį. Aš norėjau šitą modeliuką jums parodyti. Tik taip pasitikslinsiu kokios spalvos. Juoda. Tamsiai rudos matau nėra, bet yra kitos spalvytės. Žodžiu, šitas krepšių formos modelis 86035 berods kodas.
025. 86025 modelis yra mažesnis, yra didesnis, mažesnių nerekomenduoju, nes jisai tikrai per mažas ir proporcionaliai netaip gražiai atrodo. Tai jeigu mėgstate krepšio formos rankinės, tikrai rekomenduoju štai šitą modelį. Geras modelis, patogus modelis, pagrinde nešiojimas ant peties. Patogiai glunda prie kūno, tikrai, toksai, dabrotnas, kaip sakoma. Tai, žodžiu, dabar yra kokios spalvytės. Juoda spalva, samanų žalia, bordinė, kapučino ir kamel spalvos. Tai, žodžiu, juoda, jinai, kaip matote, tokia sodri, graži juoda spalva, bordinė, kapučino ir kamel spalva. Ir samanų žalia, kuri rodžiau prieš tai. Geras modelis, rekomenduoju, bet būtent tą didesnį rekomenduoju 86025 modelį. Dabar su 50% nuolaida. Ir yra analogiškas, jisai brangesnis. Analogiškas, brangesnis šiek tiek. Bet su tais lazeriniais išdirbimais. Ypatingai tamsiai rūdas, praeitą kartą tamsiai rūdo netgi nebuvo. Jeigu kažko nematysite elektroniniai parduotuvai, parašykit man, nes šiandien mes dar atnaujinsim likutį. Tai man svarbu žinoti, jeigu kažko nematote arba kažkokios spalvos aš rodau, bet jūs nematote elektroniniai parduotuvai, parašykit man, kad aš įkelčiau. Bet apšvietimas čia labai prastas. Žiūrėkit, šitas modelis yra analogiškas, tik jisai eina su lazeriniu tokiu iškirpimu. Matot faktūrą kokią? Gražiai atrodo, žinokit, labai gražiai atrodo, iš toli, va, labai toksai, išskirtinesnis. Jisai maždaug 10 ar 15 eurų brangesnis už tą, kur prieš tai rodžiau. Bet, jeigu norit kažko labiau išskirtinio, tai siūlau šitą variantą. Patogumas tas pats, funkcionalumas tas pats, tik tai skirtumas, kad arba tiesiog versta oda, arba su būtent tokiu lazeriniu iškirpimu, kas, aišku, kainuoja šiek tiek. Tai kokios spalvytis dabar galimos, tai yra tamsiai ruda spalva, kurios labai reta, kamel, kapučino, juoda, bordinė, bet bordinė, žinokit, blankinė siūlau jums. Kodas šito modelio yra 86023. 86023. Tikėtina, kad elektroniniai parduotuvė nerodys jums tamsiai rudos ir juodos spalvos, nes matau, kad juos tiesiog tikriausiai šiandien ir atvežė. Tai jeigu nebus likučio, parašykit man, nes likutis dabar yra po 5-6 vienetus vienos ir kitos spalvos. Gerai, dėl šito modelio būtent su lazeriniu išdirbimu 86023. Beata, priminkit, ar striukės Italijoje bus, ar jau praleidau ir turiu Turkijoje, žinokit, aš ir nespėjau ir neradau tinkamo tiekėjo striukių. Paltai, žinokit, kas liečia paltus, Turkijoje labai daug kašmyrinių paltų, labai daug, skirtingų, ten su logotipais, be logotipų, visokių. Bet žinokit, mane jos neįtikino. Taip, kaina kandžiasi labai, bet tokio plonumo aš suprantu, kad kašmyras jisai plonas, geras ir taip toliau ir fainai, bet ne mūsų orams. Ne mūsų valstybei šitie paltai. Tikrai, dėl vaizdo tiesiog apsivilkti, bet jeigu kasdienai, aš tikrai nerekomenduoju tų kašmyrinių paltų, žinokit. Visiškai. Tiesiog, jeigu tik ten į mašiną, ten į kokią kavinę, iš kavinės, bet taip, kad jisai sušildytų jūs, ne. Mūsų orams tikrai netinka šitie paltai, tai labai, labai apsidžiaugiau, kad ir jūs turėjot galimybę ir gal norėsit dar kažkas
Kloza prekinio ženklo tuos paltus įsigyti, žinokit, N kartų, ta prasme, geresni, šiltesni ir N kartų už mažesnę kainą. Nes tų paltų vien savikaina apie 300 eurų kainuoja. Tai ta prasme, nu gerai, mokesčiai, viską, tai kiek jums čia kainuos tas paltas, bet jisai funkcionalumo neturi iš esmės. O vis tiek aš žinau, kad jūs kasdienai perkat tus paltus, tai jūs tikrai, 100% esu patenkinta, kad radau tus paltus Kloza prekinių ženklų ir kad jie yra, aukščiausias kokybės. Dar jeigu kažkas neįsigijote, tai gal turėsit, rytoj sukelsiu tikrus šitos likučius ir galėsit pasižiūrėti, jeigu kažkam dar trūko, tai galėsit įsigyti. Tikiuosi, gal ir jiems bus nuolaidos. Nežinau, iš tikrųjų, tai rytoj viską žinosiu. Tai tikrai labai mes gerai pataikėm su šitais paltais, puspalčiais, nuostabiai, žinokit, nes ne mūsų orams tie paltai. Viskas, merginos, aš turiu baigti. Atsiprašau labai. Aš negaliu tęsti, nes šiandien už jau 7 minučių realiai užsidaro parduotuvę, dėl to aš turiu tiesiog surinkti savo daiktus ir čia išvažiuoti. Pažadėjau, kad baigsiu live transliaciją iki to laiko. Žodžiu, tikrai rekomenduoju, merginos, pažiūrėkit live transliaciją iš praeitos mano kelionės. Tikrai 2 live transliacijos buvo iš šito tiekėjo, kur labai atidžiai viską pasakojau, parodžiau kiekvieną modeliuką. Jeigu kažkokie klausimai kyla, noras ten, arba turit kelis modelius ir nežinot, ką išsirinkti, rašykit, klauskit manęs, gerai? Viską atmintinai žinau, tikrai galiu patarti spalvą, funkcionalumą, ką rekomenduoju, ką nerekomenduoju. Ir tikrai barsiu tas, kurias be mano įsikišimo padarė užsakymus, nes nesąmonės pridarė kokius 3 klientus, kurios tikrai anuliuosiu užsakymus, nes man nepatinka tą, ką išsirinko. Mano yra vertybė, visgi, kas mane žinote, jūs žinot mano vertybės, aš nenoriu jums įkišti, aš noriu, kad jūs sąmoningai atliktumėte užsakymą ir būtumėte patenkinta tuo, ką įsigijote ir ką gausite. Tai ką, šiandien baigiu. Dėl pristatymo, mokamo, nemokamo, kas nepateikė dar nei vieno užsakymo, tai turėkite omeny, kad vieną kartą mokate už pristatymą, tik vieną kartą. Ir pateikus užsakymą, jums elektroniniu paštu turi ateiti nuolaidų kodas sekančiam nemokamam pristatymui. Tai reiškia, jūs galite nors ir 10 užsakymų padaryti, naudojantis nuolaidos kodu ir daugiau už pristatymą nemokate. Turėkite omeny, kartais suveikia apsauga jūsų elektroniniam pašte, pavyzdžiui, Gmail. Dažniausiai ir mano, jūsų, ta prasme, laiškai, ne jūsų, o mūsų laiškai jums keliauja į spam dėžutę. Tai patikrinkit spam dėžutės. Užsakymo patvirtinimai turi ateiti automatiškai. Automatiškai per akimirką, tik tai apmokant krepšelį. Ir jeigu neatėjo, reiškia, keliaukite į spam dėžutę, parašykit čia ne spam, kad jums keliautų į bendrą jūsų tą sąrašą. Gerai? Kas dar? Irgi, kai kurios iš jūsų klausite manęs, ar čia, man čia nepavyksta kažką užsakyti, davai aš pateiksiu užsakymą individualiai, čia parašau tą, man užsakykite, siūskit man sąskaitą. Nesiūsiu sąskaitų. Dėl jūsų saugumo nepriimu užsakymų per žinutes, per jokias ten puslapius jokius. Žinot, kad labai nesaugu dabar tapo iš vis apsipirkti iš live transliacijos ir taip toliau, nes yra sukčių labai daug. Tai aš džiaugiuosi, kad pas mane yra milžinišką darbą aš atlikau, kad atsirastų elektroninė parduotuvė, kad jums apsipirkimas būtų patogus, saugus ir jūs galėtumėte viską
pasižiūrėti, ne pačiupinėti, bet pasižiūrėti, įvertinti spalvas ir visą kitą dydžius. Ir ne tiesiog, rodau jums ir čia, taip viską dedu į krepšelį. Žodžiu, dėl to visi užsakymai eina oficialiai visus per elektroninę parduotuvę, niekaip kitaip. Jeigu kažkas nepavyksta, rašote, ieškom sprendimo, IT, mano pasufliruos, ką daryti, aš pasufliruosiu, ką daryti, bet viskas eina per elektroninę parduotuvę, kad būtų saugu, kad jūs žinotumėt, kur keliauja jūsų pinigai, kad jūs konkrečiai, oficialiai yra įmonė, aš esu, kur jūs matot mano veidą ir apsipirkat saugiai ir gaunate savo užsakymus, gaunate visą informaciją iš mūsų pusės, kada mes pradedam realizuoti šitos užsakymus ir taip toliau ir panašiai. Tai viskas. Tiek informacijos šiandienai. Laikykit kumščius, kad aš raščiau jums grožio, nes rytoj važiuosiu ieškoti, bet pradėsiu nuo klodo prekinio ženklo, sužiūrėsiu visus likučius, sužiūrėsiu, kam siūlo nuolaidas, tada sukeliu, pranešu jums ir toliau keliauju ieškoti ir ieškoti jums grožio. Jeigu yra konkrečius užklausos pageidavimai kažkokie, rašykite. Dėl striukių labai tikiuosi, nes kaip tik ta Tina iš Juodkalnijos man pasufliravo vieną tikėją, kuris turi striukių ir jinai pernai būtent pas jį pirko ir šiemet pirko. Sako, labai geros kokybės striukės. Jeigu randu kažką gero, tikrai būtinai apie tai pranešiu jums. Gerai? Ačiū jums dar kartą ir iki pasimatymo. Matysimės dažnai šią savaitę. Toks tikslas mano kelionės, tai matysime dažnai su jumis. Ir kas kart kažką suradus, aš būtinai jums pranešiu ir parodysiu. Gerai? Ačiū. Iki.